Glenas Kornas, buvęs CŽV vyresnysis žvalgybos pareigūnas. Profesorius Kornas ėjo vadovaujančias pareigas CŽV ir baigė daugybę specializuotų programų žvalgybos, saugumo, personalo mokymo ir aukščiausiosios vadovybės srityse. Jis turi 34 metų tarnybos žvalgyboje ir Jungtinių Amerikos valstijų užsienio reikalų institucijose patirtį. Daugiau nei 20 metų profesorius Kornas dirbo užsienyje, Eurazijoje, Artimuosiuose rytuose ir Pietų Azijoje. Profesorius Kornas įgijo rusų filologijos magistro laipsnį Amerikos universitete, slavistikos bakalauro laipsnį Hofstros universitete, taip pat baigė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės Rusijos institutą. Per visą savo karjerą jis ėjo svarbiausius postus, įskaitant rezidento vadovo ir vadovo pareigas Eurazijos ir Artimųjų rytų šalyse. Operacijų direktoriaus pavaduotojo padėjėjo pareigas geografinėme operatyvinėme centre bei skyriaus vadovo pareigas kovos su terorizmu centre. Jo nuopelnai buvo įvertinti prestižiniais apdovanojimais, įskaitant CŽV direktoriaus premiją ir nacionalinės žvalgybos direktoriaus premiją. Profesoriau Kornai, man didelė garbė šiandien su jumis pasikalbėti. Jūs turite milžinišką patirtį, o jūsų karjera žvalgyboje trunka jau daugiau nei 30 metų. Prieš pereidami prie sudėtingos Rusijos operacijų temos, mūsų auditorijai būtų labai įdomu sužinoti apie jūsų kelią į CŽV. Kaip jūs nuėjote kelią nuo operatyvinio pareigūno iki vadovaujančių pareigų? Ar galėtumėte apie tai papasakoti? Dėkoju už kvietimą, man labai malonu čia būti. Norėčiau tik pridurti, kad be žvalgybos mano veikloje buvo ir daug diplomatijos. Nuo ko viskas prasidėjo? 80 metais aš studijavau koledže Niujorke. Specializacija – rusų kalba ir literatūra. Mane labai domino Rusijos istorija. Tuo metu sovietinė istorija. Iš dalies dėl šeimos ryšių, dėl mano šeimos istorijos. Taip pat dėl rusų literatūros. Buvau jos didelis gerbėjas. Visai neseniai pasakojau studentams Pasaulio politikos institute, kur dėstau, kad viena iš pagrindinių mano motyvacijų jaunystėje buvo romanas Daktaras Živago. Trumpai tariant, mokiausi rusų kalbos. Baigęs koledžą, iškart įsidarbinau Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės žvalgybos padalinyje. Tai buvo šaltojo karo pabaiga, tuo metu jis dar tebesitęsė. Ten dirbau 4 metus, po to perėjau į valstybės departamentą. Ten taip pat išbuvau 4 metus, o vėliau patekau į CŽV. Taip aš kilau įvairiose valstybės tarnybos pareigose. Man pavyko iš vidaus pamatyti tai, ką vadiname žvalgybos bendruomenė. Iki 2001–2002 metų dirbau daugiausia Rusijoje ir posovietinėje erdvėje. O po rugsėjo 11-osios teroro aktų aš, kaip ir daugelis amerikiečių, aktyviai įsitraukiau į kovą su terorizmu. Tai man suteikė galimybę dirbti artimuosiuose rytuose, Eurazijoje ir Pietų Azijoje. Didžiąją dalį savo karjeros praleidau užsienyje, išskyrus kelis darbo laikotarpius mūsų būstinėje Vašingtone. 2023 metais išėjau į pensiją. Po to pradėjau dėstyti magistrantams Vašingtono pasaulio politikos institute. Vedu kursus apie Rusijos ir sovietų žvalgybos istoriją. Taip pat apie Turkijos nacionalinio saugumo politiką. Ir su pasididžiavimu pažymėsiu, kad neseniai mano studentai patys paprašė mane sukurti kursą apie Ukrainos istoriją. Jie supranta, kad amerikiečiai nepakankamai žino Ukrainos istoriją, nesuvokia, kad tai nėra Rusijos istorijos dalis, o atskiras reiškinys. Ukrainos kultūra ir istorija nusipelno gilaus tyrinėjimo. Šiandien sakyčiau, kad vienintelis teigiamas Rusijos invazijos padarinys buvo tai, kad Ukraina pagaliau pradėta suvokti kaip nepriklausoma valstybė. Aš dažnai sakau, kad Ukraina tai būsima Europos lyderė, o jau šiandien ji yra viena iš pirmaujančių Europos valstybių. Trumpai tokia yra mano istorija. Taip pat verta paminėti, kad kartu su draugu vedame geopolitinį podcastą, kuris vadinasi Restricted Handling – ribotas prieinamumas. Jame aptarėme geopolitiką ir labai daug laidų skirta Ukrainai ir Eurazijos regionai. Ačiū, kad pasidalijote. Mane labai žavi jūsų studentų iniciatyva sukurti Ukrainos istorijos kursą. Šiai temai iš tiesų skiriama labai mažai dėmesio.
Sakyčiau, kad net Europoje toli gražu ne visi išmano šį klausimą, jau nekalbant apie Ameriką. Žinote, per savo karjerą daug dirbau buvusioje Tarybų sąjungoje. Mačiau, kaip rusai, dar nuo Rusijos imperijos laikų, dominavo regione ir slėgė šalis priklausiusias imperijai, o vėliau ir TSRS. Buvo diegiama rusų kultūra ir rusų istorijos versija. Reikia prisiminti, kad šaltojo karo laikais Jungtinės Amerikos valstijos neturėjo ambasadų Kijeve, Baku ar Biškeke. Buvo tik ambasada Maskvoje ir dar konsulatas Sankt Peterburge. Ir net sovietmečių rusams pavyko viską, kas vyko, pateikti išskirtinai per Maskvos prizmę. Todėl dabar po sąjungos žlugimo tai pakeisti yra ypač svarbu. Matyt, mes per ilgai delsėme skatinti kiekvienos šalies atskirą pažinimą ir supratimą. Amerikiečiai manęs nuolat klausia, kuo skiriasi uzbekų ir rusų kalbos. Juk tai visiškai skirtingos kalbos grupės. Taigi mūsų laukia milžiniškas švietimo darbas. Ukrainos atveju tai ypač svarbu, nes didžiulis dezinformacijos kiekis grindžiamas būtent istorijos iškraipimų. Tuo Kremlius labai aktyviai užsima pastaruosius 20-25 metus. Be abejo. Manau, mes jau sklandžiai perėjome prie Rusijos dezinformacijos ir specialiųjų operacijų temos. Jūs minėjote, kad Pasaulio politikos institute dėstote kursą apie Rusijos specialiųjų tarnybų darbo metodus. Gerai žinoma, kad šiuolaikinė Rusijos dezinformacija kyla iš sovietinės KGB aktyvių veiksmų doktrinos. Savo darbuose jūs pažymėjote, kad SVR, Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba, ir GRU, Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausioji žvalgybos valdyba, aktyviai naudoja vadinamasias operatyvinės kombinacijas, kad vakarų pasaulyje įteisintų sufabrikuotus naratyvus. Šiuo atžvilgiu mums būtų labai įdomu išgirsti jūsų kaip profesionalo nuomonę. Kaip jūs, buvęs žvalgybos pareigūnas, apibūdintumėte būdingą šiuolaikinių Rusijos dezinformacijos ir psichologinių operacijų stilių? Na, aš norėčiau pažvelgti dar giliau, į priešsovietinį laikotarpį, į carinius laikus. Carinė ochrana meistriškai valdė dezinformacijos metodus ir žinoma operatyvinės kombinacijas. Tai viena iš mūsų kurso temų. Tokie metodai atsirado gerokai anksčiau, nei bolševikai 1917 metais paėmė valdžią ir įkūrė VCK. Vienas iš reikšmingiausių pavyzdžių, nemėgstu žodžio didieji, nes čia nėra nieko didingo, tačiau tai svarbu aptarti, ypač šiandien, kai Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje vėl auga antisemitizmas. Taigi, vienas iš reikšmingiausius dezinformacijos operacijos pavyzdžių yra Siono išminčių protokolai, kuriuos sukūrė ochrana. Ši melaginga informacija, teigianti apie tariamą žydų sąmokslą, kurio tikslas – užkariauti pasaulį, buvo paskleista tarp masių turint konkretų tikslą – nukreipti dėmesį nuo caro dėl nesėkmių žemės ūkio ir ekonomikos politikoje. Reikėjo rasti atpirkimo ožį, kurį būtų galima apkaltinti visomis imperijos problemomis. Tokius dalykus matome per visą istoriją. Dar prieš 5 ar 10 metų žmonės įvairiose šalyse manęs klausdavo, ar matėte tą dokumentą, Siono išminčių protokolus? Aš jiems atsakydavau, tai juk carizmo laikų dezinformacijos operacija, dokumentas gryna klastotė. Vis dėlto jis buvo taip atkakliai propaguojamas, kad kai kurie juo tiki ir cituoja iki šiol. Vėliau, kai buvo įkurta VCK, Feliksas Dzeržinskis ir CK vadovybė, o vėliau GPU ir OGPU, perėmė Ochrankos patirtį ir sėkmingai ją pritaikė praktikoje. Kurse išsamei nagrinėjame operatyvinės kombinacijas. Tai didelio masto puolamosios kontržvalgybos operacijos. Viena iš jų anksčiau buvo dažnai nagrinėjama Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau dabar apie ją beveik pamiršta. Tai operacija Trestas. Tuomet sovietinė žvalgyba surengė didelio masto dezinformacijos operaciją, nukreipta tiek prieš baltąjį judėjimą Paryžiuje, tiek prieš sąjungininkų žvalgybas. Jiems buvo pateikiama reikalinga informacija, verbuojami dvigubi agentai arba į jų tinklus įtraukiami statytiniai asmenys, kad jie kuo veiksmingiau skleistų Maskvai naudingas idėjas.
Po 7 metų nuspręsta nutraukti operaciją ir atskleisti visą tiesą, parodant visam pasauliui, kaip sumaniai OGPU manipuliuodavo Baltojo judėjimo atstovais ir jų vakarų sąjungininkais. Operacija buvo nepaprastai veiksminga. Ir visa tai dėl to, kad Baltojo judėjimo atstovai labai menkai tikrino informaciją, o kritinis mąstymas tiesiog buvo visiškai nesusiformavęs. Galime dar aptarti, kodėl tai taip svarbu. Pavyzdžių yra gausybė. Sovietai buvo tikri meistrai, gebantys suderinti dezinformaciją su aktyvia kontržvalgyba. O kaip apskritai šioms operacijoms pavyksta taip sėkmingai pasinaudoti vakarietiškąją žiniasklaidos erdvę? Kaip jos naudoja tokius metodus kaip veidrodiniai kaltinimai ir įtakos agentai, kad įtvirtintų ir sustiprintų savo naratyvus demokratinėje visuomenėje? Na, žiūrėkite, galima pateikti pavyzdį dar iš sovietinių laikų. Kai KGB pirmojoje pagrindinėje valdyboje buvo įkurta A tarnyba, kuri užsiiminėjo išskirtinai aktyvių veiksmų vykdymu, įskaitant dezinformacijos operacijas visame pasaulyje. Jie sugalvojo garsųjį projektą Operacija Infekcija. Esmė buvo ta, kad tariamai Jungtinės Amerikos valstijos, CŽV ir Gynybos ministerija sąmoningai sukūrė AIDS pandemiją ir išplatino ją po pasaulį įvairiais tikslais. Kaip jiems tai pavyko? Yra tam tikrų duomenų, kad jie žinojo apie Jungtinių Amerikos valstijų veikiančias grupės, kurios buvo itin susirūpinusios dėl AIDS epidemijos, kuri, kaip žinote, 70-ųjų pabaigoje, 80-aisiais tapo rimtu susirūpinimo šaltiniu daugeliui žmonių, įskaitant pažeidžiamas Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų grupės. KGB paėmė šią informaciją, ją išpūtė ir iškraitė. Jie pridėjo suklastotų elementų, kad paverstų ją ginklu prieš Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybę ir diskredituotų ją tiek šalies viduje, tiek tarptautinėje arenoje. Nesigilinsime į visą operaciją išsamei, bet trumpai tariant, vienas iš jų agentų žurnalistų Indijoje paskelbė šį straipsnį Indijos laikraštyje. Čia svarbu pažymėti, kad sovietinės specialiosios tarnybos, tuomet kaip ir šiandienos Rusijos, veikia glaudžiai bendradarbiaudamos su oficialiomis Rusijos federacijos informacinėmis struktūromis. Nesvarbu, ar tai būtų Russia Today, Sputnik, Kremliaus spaudos sekretorius, ar užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zakharova. Jie visi dirba kartu vykdydami bendrą informacinę kampaniją. Ir būtent tada jie pasinaudojo informaciją iš to paties straipsnio Indijos laikraštyje. Vėliau šią istoriją perėmė TASS ir atrodo, straipsnis šią temą buvo paskelbtas laikraštyje Literatūrnaja gazeta. O po to jau vakarų žiniasklaida ėmė perimti ir platinti šią istoriją. Manau, kulminacija buvo momentas, kai ši istorija pateko į vieną iš pagrindinių mūsų nacionalinių televizijos kanalų Jungtinėse Amerikos valstijose. Jei neklystu, tai buvo ABC kanalas. Ir visa tai buvo pagrįsta dezinformacija. Visa tai rėmėsi vieno nedidelio fakto iškraipimu, kuris buvo išpūstas ir pateiktas iškreiptų pavidalu su konkrečiu tikslu – pakenkti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės reputacijai. Galų gale Reigano administracija demaskavo Sovietų sąjungos melą. Generalinis sekretorius Gorbačiovas galiausiai turėjo pripažinti, kad visa ši istorija buvo išgalvota. Ir 80-ųjų pabaigoje jie atšaukė šiuos teiginius. Vis dėlto iki šiol yra žmonių, kurie tiki atskirais tos istorijos aspektais. Tai rodo, kaip giliai tokios istorijos gali įsiskverbti į auditorijos pasąmonę ar net sąmonę. Pavyzdžių, kaip tai darė TSRS ir kaip tai daro rusai šiandien, yra daugiau nei pakankamai. Pastaruosius kelerius metus matome, kaip iškučiamos tam tikros temos ir tokių temų yra nemažai, jei kalbame apie Ukrainą. Pavyzdžiui, teiginiai, kad Ukraina esą yra rėmėja, kad Ukrainos vyriausybė yra fašistinė, kad Ukraina nusiteikusi prieš religiją, prieš krikščionis ir persekioja krikščionių bendruomenės. Tiesos kruopelė čia yra ta, kad Ukrainos vyriausybė iš tiesų yra susirūpinusi tuo, kaip Kremlius naudoja stačiatikių bažnyčią arba tam tikras jos struktūras žvalgybos operacijoms vykdyti.
Ir iš tiesų, bet kuri valstybė turi teisėtą teisę į tokį susirūpinimą. Istoriškai susiklostė taip, kad rusai naudojo bažnyčią ir ne tik stačiatikių, bet ir kitų konfesijų, žvalgybos tikslais. O kai ukrainiečiai bando tam pasipriešinti, Rusijos pusė bando išpūsti istoriją. O, jie persekioja visus krikščionis, visas religijas. O tai yra visiška melagystė. Manau, kad kiekvienas, kuris lankosi Ukrainoje, žino, jog ten religinės laisvės padėtis yra kur kas geresnė nei daugelįje kitų šalių ir tikrai geresnė nei Rusijoje. Praėjusiais metais, kai buvau Ukrainoje, man pateikė statistinius duomenis. Trečia pagal dydį mormonų bendruomenė Europoje yra būtent Ukrainoje. Niekas jų nespaudžia ir nepersekioja. Nežinau, ar tą patį galima pasakyti apie mormonus ar kitų konfesijų atstovus, gyvenančius Rusijoje. Tai tiesa, juk jei pažvelgtume į oficialias ataskaitas apie religinių persekiojimų padėtį Rusijoje, tai visi, kurie nepriklauso Rusijos stačiatikių bažnyčiai, iš esmės patiria persekiojimus. Daugelis sėdi kalėjimuose. Šia tema yra sukaupta daugybė medžiagos. Grįžtant prie Ukrainos temos, tai, ką jūs minėjote, manau, šiek tiek papildysiu. Galbūt Amerikos visuomeniai nėra visiškai aišku, kad ortodoksų bažnyčia Ukrainoje visada buvo susiskirsčiusi į Maskvos ir Kijevo patriarchatus. O klausimai Maskvos patriarchatui kilo būtent dėl to, kad mes suprantame, per bažnyčią vykdomos žvalgybos operacijos. Todėl, kiek suprantu, Maskvos patriarchato buvo prašoma nutraukti visus ryšius su Rusija, kad šios operacijos nebūtų vykdomos Ukrainos žemėje karo metu. Tačiau vietoj to matome tai, ką apibūdinote. Jų naudojamus melagingus naratyvus apie krikščionių persekiojimą, antikrikščionišką politiką, tikėjimo persekiojimus ir panašiai. Tai būtent ta operacija, kuri vyksta šiuo metu, ir ta dezinformacija, kurią jie bando skleisti. Sakyčiau, kad prieš 2 ar 3 metus rusai šioje srityje sėkmingai dirbo. Tačiau manau, kad atsakomieji veiksmai skirti informuoti amerikiečius pasiteisino. Nes matome, kad pavyzdžiui, respublikonų rinkėjų tarpe parama Ukrainai iš tiesų išaugo. Iš dalies tai ne tik Ukrainos vyriausybės nuopelnas, nežinau, ar ji yra pagrindinė varomoji jėga, bet ir daugelio amerikiečių, kurie supranta situaciją ir stengiasi skleisti tiesą. Aš keliauju po šalį, skaitau paskaitas apie tai, kas vyksta Rusijoje ir Ukrainoje, ir žmonės dažnai klausia, ar tiesa, kad ukrainiečiai persekioja krikščionis. Aš jiems paaiškinu faktus, pateikiu šaltinius, siūlau jiems patiems ieškoti faktų. Kiti daro tą patį. Jūs pateikėte puikų pavyzdį apie žmogų, kuris buvo nusiteikęs prieš Ukrainą, kol ten nenuvyko. O grįžęs jis pasakė, palaukite, man atsiverė akys, viskas visai ne taip. Gaila, kad šiuo metu nuvykti į Ukrainą nėra paprasta. Bet jei dauguma žmonių ten būtų apsilankę, jie pamatytų, kad jokio persekiojimo nėra. Aš asmeniškai su tuo niekada nesusidūriau. Sąžiningai sakant, dauguma ukrainiečių tiesiog nori gyventi savo gyvenimą ir neturi jokių išankstinių nuostatų. Jie gali būti tikintys, bet aš niekada nemačiau nepagarbos kitoms religijoms. Matau tautą, kuri yra toli nuo nacių įvaizdžio, kiek tik įmanoma įsivaizduoti. Tai tiesiog žmonės, kurie nori gyventi savo gyvenimą. Be to, jie yra gana laimingi žmonės, nepaisant to, kad jų šalį bombarduoja kaimynė. Jie yra labai ištvermingi, o kartu gana laimingi, draugiški ir svetingi. Taigi pasakojimas apie tai, kad Ukraina valdo naciai ir joje vyksta tikėjimo persekiojimai, yra 100% melas. Visiškai teisingai. Kalbant apie pavyzdį, kurį pateikiau, galbūt žiūrovams vertėtų paaiškinti. Aš kalbėjau apie pastorių Marką Burnsą, kurio pasisakymus daugelis matė. Ir tai tikrai puikus pavyzdys, kad su dezinformacija reikia kovoti būtent faktais. Ir žinoma, galimybė viską pamatyti savo akimis labai padeda. Grįžtant prie vakarų žiniasklaidos temos. Kaip manote, kuo vakarai yra labiausiai pažeidžiami šių metodų ir operacijų atžvilgiu?
Puikus klausimas. Aš net nežinau, ar žiniasklaida kaip tokia yra pažeidžiama. Greičiau pažeidžiama visa visuomenė. Asmeniškai manau, kad per pastaruosius 30 metų mes, kalbu apie Jungtinės Amerikos valstijas, nes esu amerikietis, leidome mūsų švietimo sistemai sunykti. Mes nemokome žmonių istorijos, mes nemokome jaunimo istorijos tinkamai, nesuteikėme jiems tvirto žinių ir kritinio mąstymo įgūdžių pagrindo. Dažnai matau, kad žmonės tiesiog nesupranta pagrindinių istorinių klausimų. Tai daro juos lengvu taikiniu manipulacijoms tiek iš vidaus, tiek iš išorės jėgų pusės. Ir žinoma, kritinis mąstymas. Šiuolaikinėme pasaulyje, kur internete yra tiek daug informacijos ir jie yra lengvai prieinama, jūs nuolat užplūsta duomenų srautas. Reikia būti labai disciplinuotam, kaip interpretuojate ir bent šiek tiek tikrinate šią informaciją. Nežinau, ar žmonės tai daro. Grįžtam prie operacijos Strestas pavyzdžio, viena iš jo sėkmės priežasčių buvo tai, kad nebuvo pakartotinio tikrinimo. Niekas nekėlė griežtų klausimų dėl tos informacijos, kurią juos šėrė. Suprantate, kaip visada sakau savo studentams, rusai turi puikų posakį. Nemokamas sūris būna tik spąstuose. Kai kas nors atrodo pernelyg paprasta, įskaitant informaciją, kurią jums bruka, verta susimastyti, ar čia nėra kokios nors pinklės. Galbūt kažkas nori, kad jūs į tai įkliūtumėte. Todėl verta šiek tiek pakapstyti, prieš tikint kokiu nors informacijos fragmentu ar antrašte. Juk daugelis antraščių naujienose ir socialiniuose tinkluose šiandien yra specialiai sudarytos taip, kad sukeltų stiprią emocinę reakciją. Ir dažnai jos sąmoningai klaidina. Beje, taip elgiasi ne tik rusai. Mes patys taip elgiamės su savimi. Mano nuomonė, žmonėms žiniasklaidos erdvėje, kurie naudoja tokius metodus dėl peržiūrų, auditorijos ar laikraščių bei žurnalų pardavimų, turėtų būti gėda, nes tai tikrai daro žalą. Kai kalbame apie demokratijos gynimą, tokie metodai jai visiškai nepadeda. Priešingai, jie griauna būsimų kartų ateitį ir tai skaudu matyti. Sutinku. Kai matai sensacingas antraštės žiniasklaidoje, supranti, kad taip, jos patraukia dėmesį, sukelia emocijas ir tu tiesiog praleidi tai pro kritinį mąstymą ir jauti tik tą emociją. Ir tu apskritai nustoji mąstyti. Tiesiog sutinki su tuo. O kas, jei viena gyventojų dalis priima vieną dalyką, o kita kitą? Taip atsiranda susiskaldimas, taip kyla socialiniai neramumai ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, aš visiškai sutinku, kad tai daro didžiulę žalą. Dabar mes tai matome savo akimis, dėja net Jungtinėse valstijose. Kaip pavyko suskaldyti žmonės ir praktiškai atimti iš jų kritinį mąstymą. Tai raginimas kiekvienam tikrai mąstyti, išlaikyti ramybę ir tikrinti informaciją. Būtent, giliai įkvėpkite, susikaupkite. Aš visada sakau draugams, neperduokite visko, kas papuola. Dabar tai taip paprasta, vienas paspaudimas ir jūs tai išsiuntėte daugybei žmonių. Bet gaunasi taip. Kažkas paima dezinformaciją, ją platina, žmonės pradeda siųsti tai vieni kitiems ir sako, na, turbūt tai tiesa, juk 10 000 žmonių tai peržiūrėjo ir pakomentavo. Tačiau reikia grįžti į pradžią ir paklausti, kur įrodymai, kur faktai, kur rimtas patvirtinimas, kad tai įvyko. Jo nėra, bet melas toliau plinta ir brukamas, nes jis sukelia emocijas. Aš tai suprantu. Aš ir pats tai matau, skaitau ir pirmoji reakcija. Oi, kaip tai mane erzina. Arba kaip jie drįsta. Bet kai pradedi gilintis, paaiškėja, kad už to nieko nėra. Ir vėl grįžtu prie švietimo klausimo. Kai augau Jungtinėse Amerikos valstijose, tam tikri istorijos laikotarpiai buvo pateikiami vienaip. Bet kai išvykau į užsienį ir pradėjau nagrinėti tuos pačius klausimus tų šalių gyventojų požiūrių, vaizdas pasirodė visiškai kitoks nei tas, kurio mokė Jungtinėse valstijose. Ir žinoma, buvo priežastis, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos tai buvo mokoma būtent taip, dėl propagandos įtakos. Tai siekia dar 19 amžių. Beje,
Rusai nėra vieninteliai, kurie naudoja propagandą. Kitos imperijos taip pat tai darė labai veiksmingai. Ir aš pradėjau suvokti, pasirodo ši problema, žiūrint iš istorinės perspektyvos tų žmonių, kuriuos laikiau blogiu, atrodo visiškai kitaip. Gaila, kad dauguma amerikiečių to nemato. Jiems nepasakojama kita istorijos pusė, nes ji prieštarauja tam, kas buvo propaguojama. O kai kas iš to, kas buvo propaguojama, buvo pagrįsta dezinformacija, kurią viena imperija naudojo, kad susilpnintų kitą, kad galiausiai pasisavintų jos dalį. Ir tai tęsiasi jau labai ilgai. Dezinformacija nėra naujas reiškinys, ji egzistuoja nuo biblinių laikų. Tai tiesa. Ir dar vienas dalykas, kurį paminėjote. Reikia atskirti nuomonę nuo faktų. Kitaip tariant, neturėtume aklai tikėti. Jei kas nors teigia, reikia patikrinti, ar tai faktas, ar tiesiog asmeninė žmogaus nuomonė. Taip, kiekvienas be abejo turi teisę į savo nuomonę ir vertinimus. Bet ieškokite faktų. Atlikite šiek tiek savo tyrimų. Amerikos žiniasklaidoje šiuo metu gausu vertinamųjų sprendimų. Tai vienas iš mano priekaištų spaudai. Yra per daug nuomonių ir per mažai kokybiškų reportažų, objektyvaus faktų pateikimo. Beje, manau, kad būtent šiandien dirbtinis intelektas gali padėti šioje srityje. Pavyzdžiui, mūsų podcast'e kasdien pateikiame operatyvinę apžvalgą, pagrįstą dirbtinio intelekto pateiktais duomenimis. Joje nėra jokių vertinimų, tik faktai. Naujienos iš tokios ir tokios šalies, naujienos iš tokio ir tokio regiono. Kai su partneriu kūrėme podcast'ą, diskutavome, ar verta įtraukti analitiką. Ir nusprendėme, kad ne, analitikų ir taip yra pakankamai. Tegul žmonės mato faktus ir patys daro išvadas. Tai padės ugdyti kritinį mąstymą. Puiku. Būtent to šiandien taip trūksta mūsų visuomeniai. Dabar norėčiau paliesti dar vieną temą. Vieną iš mažiau akivaizdžių, bet potencialiai labai pavojingų Rusijos dezinformacijos ryčių. Pilietinių institucijų naudojimą. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų Tarptautinės religinės laisvės komisijos oficialiuose ataskaitose buvo pažymėta, kad Rusija naudoja vadinamasias antikultines tinklų struktūras. Tai struktūros susijusios su Rusijos organizacija RACIRS, Rusijos religijų ir sektų arba kultų tyrimų centrų asociacija, vadovaujama Aleksandro Dvorkino, taip pat su Europos organizacija FECRIS. Jos naudojamos nepageidaujamoms grupėms stigmatizuoti tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Be to, mūsų analitinio centro tyrimai, remiantis viešai prieinamais šaltiniais, taip pat parodė, kad prisidengdami visuomenės apsaugą nuo sektų ar kultų, tam tikri antikultiniai tinklai aktyviai skleidžia Kremliaus naratyvus, demonizuojančius Ukrainą ir bando pateisinti Rusijos invaziją į Ukrainą, naudodami desatanizacijos retoriką. Atsižvelgdama į tai, norėčiau paklausti jūsų kaip eksperto nuomonės. Ar tokios pseudo-religijotyrininkų ar antikultininkų bendruomenės įvairiose šalyse iš tiesų gali būti monopolizuotos Rusijos ir naudojamos kaip priedanga FSB veiklai užsienyje? Taip, žinoma. Visų pirma, kai žmogus išgirsta žodį antikultinis arba antisektinis, jis pagalvoja, argi tai gali būti blogai? Kultai, sektos, tai blogai. Vadinasi, antikultininkai, tai gerai. Labai gudrus kalbos panaudojimas. Istoriškai, TSRS meistriškai naudojo fiktyves organizacijas. Jie tai darė šaltojo karo metu. Antinuklearinis judėjimas, Federacija už taiką visame pasaulyje arba tarptautinis judėjimas darbininkai už taiką. Taika, tai jų gerai, tiesa, bet jei pasikapstyti giliau ir pažiūrėti, iš kur ėjo finansavimas, kas nustatė uždavinius ir nukreipė veiklą, ten visada buvo tam tikra darbotvarkė. Tuo tarpu žmonės įsitraukę į šias organizacijas patys savaime nebuvo blogi. Jie nuoširdžiai norėjo daryti gerą.
bet jie nesuvokia, kad jais manipuliuojama ir tiesiog naudojamasi. Aš patarčiau bet kuriam analitiniam centrui ar pilietinės visuomenės organizacijai, jei kas nors kreipiasi į jūs su kokiu nors naratyvu ar pasiūlymu dėl partnerystės, būkite budrus. Šiandien reikia viską gerai patikrinti. Įsitikinkite, kad dirbate su teisėta organizacija. Satanistais taip. Iš čia kyla desatanizacija. O kas dėl bandymų demonizuoti Ukrainą? Kaip jūs sakėte, jie vadina juos satanistais? Desatanizacija. Taip. Tuomet reikia užduoti klausimą. O kur įrodymai, kad egzistuoja satanizacija? Kiek šis reiškinys paplitęs Ukrainos visuomenėje, palyginti su kitomis? Esu įsitikinęs, kad Ukrainoje yra tam tikrų, kaip juos vadina, satanistų, kaip ir bet kurioje kitoje šalyje. Bet įtariu, kad jų skaičius yra nereikšmingai mažas. Ir jei sėdėčiau analitinėme centre Europoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose ir kas nors ateitų ir pasakytų, mums reikia atlikti Ukrainos desatanizaciją, aš atsakyčiau, gerai, pateikite man skaičius, pažiūrėkime į faktus ir tada nuspręsiu, ar mes palaikysime jūsų iniciatyvą. Beje, jei geriau įsižiūrėsite, galite pastebėti. Iš tikrųjų, Rusijoje to yra daugiau nei Ukrainoje. Galbūt mums vertėtų sutelkti dėmesį į Rusijos desatanizaciją. Nes kas elgiasi panašiai? Kas bombarduoja gyvenamosius namus? Kas bombarduoja mokyklas? Kas puola kitą šalį ir atvirai pareiškia, kad tos šalies nėra? Mano nuomonė, būtent tai ir yra šėtoniškas elgesys. Kai pareiškite, kad turite teisę sunaikinti kitą tautą, juk būtent taip elgesi naciai. Ir būtent tai šiandien vyksta Rusijoje. Beje, tą patį Irano režimas bandė daryti su savo kaimynais. Man tai ir yra šėtoniškas elgesys. Taip. Ir su šiais naratyvais apie kultus ir sektą, kuriuos jie sukūrė, tarsi savotišką pseudo-religijotyros sistemą, net nežinau, kaip tai apibūdinti. Tačiau Rusijoje tai buvo legitimizuota. Buvo sukurtos daugybė organizacijų šiai užduočiai vykdyti. Prieš daugiau nei 20 metų pradėjo plisti idėjos, naudojant būtent šį terminą, kad visa Ukrainos vyriausybė ir politikai yra sektantai. O vėliau ir iš viso, kad visa Ukraina pavirto į tam tikrą kultą ir panašiai. Viena vertus supranti, tai skamba kaip nesąmonė, norisi tiesiog numoti ranką. Bet praėjus 20 metų matai, kaip šių organizacijų vadovai dabar glaudžiai bendradarbiauja su Rusijos stačiatikių bažnyčios hierarchais, kurie laimina raketas skirtas ukrainiečių žudymui. Tuo pačiu metu jie skleidžia ir kitus naratyvus, kuriuos aptarėme už kadro, kad ukrainiečiai yra naciai ir panašiai. Ir tampa aišku, kad tai buvo ilgalaikė operacija, skirta keleriems metams, siekiant palaipsniui įsiskverbti į žmonių sąmonę. Juk jie daug transliavo idėjų, kad visas vakarų pasaulis yra sekta, o Ukraina pasiduoda šiai visų vakarų sektantiškai įtakai ir panašiai. Tačiau taip, labai ačiū už jūsų atsakymą. Mano klausimas toks. Kaip manote, ar demokratinės vyriausybės turėtų persvarstyti savo požiūrį į tokius sektų ir kultų ekspertus ir vertinti juos labiau kaip potencialius užsienio įtakos agentus, jei jau dabar matome jų naratyvus įvairiose šalyse? Ne. Aš pasakyčiau taip. Jei vakarų vyriausybė, ta, kurią vadina vakarų, mato, kad organizacija gauna finansavimą iš kitos užsienio valstybės arba gauna iš jos konkrečius uždavinius ir nurodymus, tuomet juos galima laikyti užsienio agentais. Jei jie tiesiog skleidžia informaciją, kuri nepatinka vyriausybei, nemanau, kad juos reikėtų laikyti užsienio agentais. Nes tada tai jau taptų cenzūra. Mano nuomonė, to mes nenorime. Aš asmeniškai to nenoriu. Kitaip baigsime taip pat, kaip šiandieninė Rusija. Čia reikia būti labai atsargiems. Per pastaruosius 10 metų Jungtinės Amerikos valstijos tai buvo labai opi tema. Kai kurie manė, kad valstybė perdeda taikyti cenzūrą, slopindama opozicinės ar kitokias nuomonės. Tai nėra sveika.
Tai tik skatina dar didesnį nepasitikėjimą ir veda prie polarizacijos. Jei, kaip jau minėjome, turite tvirtų įrodymų, kad grupė finansuojama Maskvos, Teherano, Pekino ar bet kurios kitos šalies, tuomet galima pasakyti, gerai, turite užsiregistruoti kaip užsienio agentas. Tai, ką šiandien matome Rusijoje, kai bet kas pasisako prieš Putino režimą, vadinamas užsienio agentu, yra kraštutinumas. Tai pavojinga. Bet jei imate pinigus iš Kremliaus, kad skatintumėte jo darbotvarkę, tuomet jūs ko gero ir esate užsienio agentas. Taip, sutinku. Mums reikia ginti žodžio laisvę ir suprasti cenzūros pavojų. Tuo pačiu metu matome Rusijos operacijas, šias dezinformacijos atakas. Aš pritariu jūsų nuomoniai. Manau, tai pagrindinis klausimas mums visiems. Kaip kovoti su dezinformacija ir tuo pačiu nenukrypti į cenzūrą bei netapti panašiais į tai, kas vyksta Rusijoje. Kai aptariu šias temas, dažnai manęs klausia, kaip iš viso su tuo susidoroti. Žinote, 80-ųjų pabaigoje Reigano administracija sukūrė labai veiksmingą sistemą Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės viduje. Ji leido nustatyti konkrečius Kremliaus skleidžiamus naratyvus ir skelbti priešingus faktus. Savotiška priešinga dezinformacija. Manau, tai buvo labai veiksminga. Buvo sukaupta didžiulė patirtis. Deja, po Sovietų Sąjungos žlugimo Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė leido šiai patirčiai nueiti veltui ir jos atkurti taip ir nepavyko. Mano nuomonė, kalbant apie Ukrainą, būtų naudinga sudaryti tam tikrą sąrašą temų, kurias Kremlius propaguoja siekdamas destabilizuoti šalį. Beje, jau nuo 1991 metų, kai Ukraina tapo nepriklausoma. Kokios tai temos? Pirma, teiginys, kad visi ukrainiečiai yra naciai ir fašistai. Žinome, kad Antrojo pasaulinio karo metu kai kurie ukrainiečiai perėjo į kitą pusę ir sudarė sąjungą su vokiečiais. Tai faktas. Kodėl? Nes jie Vokietijoje matė alternatyvą Stalinui ir sovietiniai valdžiai, kuri pati buvo tokia fašistinė, kiek tik įmanoma. Tai buvo siaubinga valdymo forma, autokratija, priespauda. Tai reiškia, kad šis naratyvas turi tam tikrą istorinę užuominą. Taip, buvo policajai. Taip, kai kurios figūros Ukrainos istorijoje yra žymimos kaip fašistai. Nors galbūt jie ir nebuvo fašistai. Galbūt jie kovojo už savo šalies laisvę. Bet rusai tai iškreipė. Taigi fašizmas – tai viena tema. Kiti naratyvai, kuriuos pastebėjau, yra antireligingumas ir priešiškumas krikščionybei. Tai nukreipta tiesiai į Jungtinių Amerikos valstijų krikščionių bendruomenės širdį, kuri čia turi didelę politinę įtaką. Dar buvo tema, kad Ukraina yra ginklų kontrabandos židinys. Grėsmė Europai, kad per ją vyksta narkotikų kontrabanda ir terorizmas, o vyriausybė tariamai slepia teroristus. Visa tai yra labai perdėta. Arba štai dar vienas populiarus siužetas. Ginklai, kuriuos Jungtinės Amerikos valstijos ar NATO tiekia Ukrainai, tariamai atsiduria Meksikoje, narkokartelių rankose. Sakoma, kad juos parduoda korumpuoti ukrainiečiai. Arba kad prezidentas Zelenskis tariamai uosto kokainą jachtoje ir iš tikrųjų nėra Kijeve. Šios temos nuolat iškeliamos. Jo žaidžia žmonių emocijomis ir žmonės reaguoja. Iki šiol man tenka girdėti iš amerikiečių, kodėl ukrainiečiai parduoda visą ginkluotę, kurią mes jiems duodame, juk jie jos neparduoda. Galbūt mūšio lauke buvo prarasta kontrolė virš kai kurių vienetų, kas nutinka bet kokiame kare. Galbūt kažkas pateko ne į tas rankas, bet tai nereiškia, kad ginklų pardavimas yra Ukrainos politika arba kad šioje srityje klesti masinė korupcija. Ar Ukrainoje yra korupcijos problema? Be abejo. Tačiau lyginant korupciją Ukrainoje ir Rusijoje, tai kaip diena ir naktis. Pirma, jos mastas Rusijoje tiesiog milžiniškas, tai viršyje bet kokį supratimą. Antra, Ukrainoje pilietinė visuomenė yra pajėgi tam pasipriešinti. Tai matėme praėjusį vasarą, kai žmonės išėjo į gatves protestuoti prieš bandymus blokuoti valstybinių kovos su korupcija institucijų veiklą. Vėliau matėme, kaip aukšti Ukrainos pareigūnai neteko savo pareigų
dėl dalyvavimo korupcijos schemose. Tai reiškia, kad yra pasekmės. Tas pats ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ar pas mus yra korupcija? Taip. Bet žmonės žino, jei įsitrauksi į tokią schemą, pasekmės bus itin rimtos. Kai kuriuose šalyse pasekmių visai nėra, o kitur korupcija netgi skatinama. Ukrainoje matau kitokį vaizdą. Ar ten yra korupcijos problema? Žinoma. Ar tai reiškia, kad visi yra korumpuoti? Ne. Ar tai reiškia, kad visa visuomenė yra korumpuota? Ne. Ir ar tai reiškia, kad dėl korupcijos negalima turėti reikalų su ukrainiečiais ir jiems nereikia padėti? Mano nuomonė, kaip tik atvirkščiai. Mums reikia padėti Ukrainai žengti į priekį. Beje, tai yra mano raginimas visam Amerikos verslui. Geriausias būdas kovoti su korupcijos grėsme – tai Amerikos įmonių dalyvavimas Ukrainos gyvenime. Jų investicijos ir darbas petys į petį su ukrainiečiais. Būtent taip, o ne puolant ukrainiečius ir tuo pačiu metu sąjungininkaujant su Rusija, korumpuočiausia šalimi, kokią tik galima įsivaizduoti. Atsiprašau, bet taip yra. Kalbant apie šį informacinį karą, ankstyvosiose visapusiško įsiveržimo į Ukrainą stadijose, jai pavyko pasiekti lemiamą pranašumą kovoje dėl tarptautinių strateginių komunikacijų. Tačiau dabar analitikai pastebi, kad Rusija perėjo prie informacinio išsekimo strategijos. Jie sistemingai užpildo informacinę erdvę dezinformaciją, provokuodami tarptautinės auditorijos nuovargį. Iš esmės, tai yra būtent tai, ką mes ką tik aptarėme. Remdamasi savo didžiulę patirtimi, kovojant su šiomis Rusijos operacijomis, kaip vertintumėte dabartinę jėgų pusiausvyrą šio karo informacinėje dimensijoje? Ir kokių konkrečių veiksmų, jūsų nuomone, turėtų imtis Ukraina ir jos vakarų sąjungininkai tarptautinėje arenoje, kad sunaikintų Rusijos dezinformacijos ekosistemas ir pramuštų tuos informacinius burbulus, kurie jas palaiko? Dar kartą pabrėšiu, rusai nori, kad vakarai būtent taip ir mąstytų. Dar 2023 metais parašiau straipsnį apie tai, kad karas dėl Ukrainos vyksta labiau informacinėje erdvėje, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, nei pačios Ukrainos mūšio lauke. Ukrainos likimas yra ne tik Ukrainos žmonių, bet ir vakarų gyventojų, kuriems Kremlius bruko savo naratyvą rankose. Jūs pavargote, jums mūsų neperkentėti. Rusai turi neįtikėtiną gebėjimą kentėti. O jūs tiesiog norite grįžti prie savo patogaus gyvenimo. Jūs išlepinti, jums nereikia šio karo. Ir jūs veltui išvaistote pinigus pagalbai ukrainiečiams. Mano nuomonė, turėtume nepamiršti, kad ir mes galime būti labai tvirti ir atkaklūs. Beje, kai čia kalbama apie nuovargį ir sakoma, mus tai išvargino, nuvažiuokite į Ukrainą ir pažiūrėkite, su kuo ten susiduria ukrainiečiai. Aš ten buvau vasarį. Lauke -30 laipsnių. Žmonės neturi šildymo. Susitikau 60 metų moterį. Ji tamsoje su žibintuvėliu, pėsčiomis nusileidžia iš 14 aukšto, kad ką nors nusipirktų, o paskui vėl pėsčiomis lipa atgal, nes liftai neveikia. Ir tuo pačiu jį šypsosi. Taigi, jei ukrainiečiai nepavargia, tai ir mes neturime teisės pavargti. Informacinėje erdvėje turime būti atsparesni. Kaip jau sakiau, daugiau mokytis, būti drausmingiams, tikrinti faktus. O jei pažvelgtume į bendrą vaizdą, ar tikrai Rusija laimi šį karą, ar ji tikrai tokia nepažeidžiama? Pažvelkite į istoriją. Mintis, kad Rusija gali išsilaikyti ilgiau už visus kitus, yra klaidinga. Rusai pralaimėjo japonams Rusijos-Japonijos kare, po kurio susidūrė su rimtomis vidaus problemomis. Pirmojo pasaulinio karo metu šalis, imperija, žlugo dėl neveiksmingos sistemos ir nesėkmingos politikos. Tarybų sąjunga žlugo dėl vidinių sisteminių valdymo ir ekonomikos klaidų. Galima pateikti daugybę pavyzdžių, kai Rusija susidūrė su giliausiamis vidaus krizėmis. Rusų kantrybė valdžios piknaudžiavimo atžvilgiu turi ribą, kurią peržengus jie išeina į gatves. Mes, vakarai, nesusidurėme net su mažiausia dalimi tų kančių, kurias rusams užkrovė jų pačių režimas. Aš asmeniškai pažįstu daug rusų ir tikiu, kad tam tikrų momentu jie tiesiog pasakys, mums jau pakaks, tai absurdas. Ką jiems duoda Putinas? Kai jis atėjo į valdžią 90-ųjų pabaigoje, 2000-ųjų pradžioje, jis pažadėjo jiems sugrąžinti orumą, atkurti ekonomiką ir buvusią Rusijos vietą pasaulyje. O ką jie gauna dabar? Nusikalstamumo augimą, chaosą,
socialinį nestabilumą, trūkumą, nedarbą ir demografinės problemas. Ar pasaulis rusus gerbė labiau nei prieš 10 ar 20 metų? Ne. Be to, pažįstu daug rusų užsienyje, kuriems gėda prisipažinti, kad jie yra rusai. Ir tai padarė Putinas. Štai jo tikrasis paveldas. Štai kokia Rusija liks atmintyje. Dabar noriu paklausti visų rusų, kurie klausosi šio pokalbio. Ar tikrai norite, kad istorija jūs būtent taip įsimintų? Kaip kartą, kuri dėl savo diktatoriaus, įsivaizdavusio, kad gali primesti savo valią kaimynams, ego nuleido į unitazą viltį turėti normalią šalį. Kaip kartą, kuri manė, kad turi gyventi pagal jo nurodymus arba negyventi visai. Mano nuomonė, tai beprotybė. Tai tiesa. Jūs jau palėtėte šią temą, bet galbūt turite ką pridėti. Kiek svarbu Ukrainai ir vakarų partneriams ne tik kovoti su dezinformacija, bet ir pereiti prie aktyvių strateginių komunikacijų bei kontrnaratyvų. Tai yra, užimti aktyvią poziciją. Galbūt norėtumėte ką nors pridurti. Jūs skaitote mano mintis. Matote, viena iš problemų yra ta, kad pastaruosius 20 metų leidome Kremliui pačiam pasirinkti, kur smogti. Jie perėjo prie agresyvios puolimo taktikos, ypač po 2012-2013 metų, o galbūt ir anksčiau, dar 2000-ųjų pradžioje. O mes visą laiką žaidėme gynyboje. Tačiau Ronaldas Reiganas, tapęs prezidentu, perėjo į puolimą, įskaitant ir informacinę sritį. Jis meistriškai bendravo su žmonėmis. Jo žinia buvo tokia: mes nesame sovietų tautos priešai. Aš jums ne priešas. Amerikiečiai ne jūsų priešai. Jūsų priešas jūsų pačių komunistų partija. Mes norime gerų santykių ir ne mes juose keliam problemas. Ir aš nuolat apie tai kalbu. Rusams vertėtų susimastyti, kiek kartų procentų per pastaruosius metus, nuo jo įžengimo į pareigas, prezidentas Trumpas suteikė Putinui galimybę užbaigti šį karą. Jis siūlė jam sandorius, už kuriuos, tiesą sakant, daugelis kritikavo Trumpą, bet kurie leistų rusams išeiti iš šios padėties išsaugojus orumą. Ukrainiečiams tai nepatinka ir aš juos suprantu, bet Trumpas bandė rasti kompromisą. Tačiau prezidentas Putinas kartą po karto atsako ne. Ir dėl to kenčia Rusijos tauta. Asmeniškai manau, kad mums reikia aktyviau veikti iš anksto. Turime tai paskleisti. Turime remtis faktais. Turime tiesiai paklausti Rusijos žmonių. Pažiūrėkite, kas vyksta aplink jūs, kas vyksta jūsų šalyje. Ką jums duoda karas Ukrainoje? Ar jis jums duoda bent kokią nors naudą? Kam tai naudinga? Galbūt tik nedideliam procentui žmonių iš gynybos pramonės komplekso, o kitiems, kam dar? Ar dauguma rusų iš to laimi? Ne. Ar tai stiprina Rusijos orumą ir galią? Taip pat ne. Jūsų sąjungininkai vienas po kito žlunga. Jūs nesugebėjote padėti nei Sirijai, nei Venesuelai. Pažiūrėkite, kas dabar vyksta Irane. Daugelis šalių, kurios anksčiau dvejojo, dabar nusisuka nuo jūsų, matydamos jūsų elgesį. Ir kam visa tai? Tiesa, nesu tikras, ar ši žinia visiškai pasiekė adresatą. Kai kurie laikosi pesimistinės pozicijos, esą Rusijos viduje neįmanoma skleisti informacijos. Aš tuo netikiu. Šaltojo karo metais, kai KGB buvo savo galios viršūnėje, mums vis tiek pavykdavo perduoti informaciją TSRS gyventojams. Manau, galime tai daryti ir šiandien. Tik tai neturi būti dezinformacija. To daryti negalima, nes rusai ir taip įsitikinę, kad mes skleidžiame melą. Ne, mes turime paneigti jų melą faktais. Tai puikus planas. Kas tas patriarchas, kuris skatina karą ir atvirai laimina raketas, žudančias civilius gyventojus? Žinote, aš pažįstu daug rusų ir nemanau, kad jie iš tikrųjų mano, jog tai teisinga. Tikiu, kad dauguma rusų tiesiog norėtų gyventi savo gyvenimą, lygiai taip pat kaip ir ukrainiečiai. Jie buvo įtraukti į tai, jų sūnus masiškai siunčiami į mirtį. Dėl ko? Būtent šią žinią reikia perduoti Rusijos žmonėms. Ir dar vienas dalykas, apie kurį mums vakarų pasaulyje verta pamastyti. Jei karas baigsis ir jei Rusija pradės elgtis adekvačiai, kaip mes atlyginsime už tokį elgesį? Juk pastaruosius 10-15 metų kalbama tik apie bausmes. Bet beveik niekas nekalba apie tai, koks bus atlygis už gerą elgesį. Juk taip?
už kariuomenės išvedimą iš Ukrainos ir Gruzijos, už dezinformacijos ir kibernetinių atakų nutraukimą. Jei tai įvyks, kaip mums parodyti, kad tai geras ženklas? Kaip mums užmegzti teigiamą bendradarbiavimą, kad tai būtų naudinga Rusijos žmonėms? Žinau, kad ukrainiečiai išgirdę tai gali supykti ant manęs. Ir tai suprantama. Emocijos veržėsi per kraštus. Tačiau manau, kad turime galvoti apie tai, kaip paskatinti tuos rusus, kurie nori elgtis gerai. Nori pokyčių į gerą, kad jie nesijaustų taip, lyg visas pasaulis būtų susivienijęs būtent prieš juos. Būtent taip elgėsi Ronaldas Reiganas, ir tai buvo labai veiksminga. 80-aisiais mokiausi Maskvoje, tai buvo šaltojo karo įkarštis. Tačiau kiekvienas sovietų pilietis, kurį sutikau, gerbė Reiganą. Ir tam buvo priežastis. Taip, taip ir yra. Ronaldas Reiganas – žmogus, kurį gerbė visame pasaulyje. Net ir Tarybų sąjungoje. Ir taip, jis tikrai atliko milžinišką darbą. Pažiūrėsime, kaip klostysis įvykiai. Labai tikiuosi, kad mums pavyks kuo greičiau sustabdyti šį kruviną karą ir visas su juo susijusias operacijas. Jei pažvelgtume už dabartinio Rusijos karo su Ukraina etapo ribų, jūs daug metų dirbote su saugumo problemomis Rytų Europoje ir Eurazijoje. Kaip įsivaizduojate demokratinio stabilumo ir saugumo architektūrą pokario Ukrainoje? Manau, turime būti realistai. Bet kuri stabili demokratija grindžiama ekonomikos plėtra. Todėl stabilios Ukrainos ateitis. Tai visų pirma ekonomikos augimas ir jos piliečių gerovė. O tam reikės milžiniškų investicijų, pagalbos ir ekspertų paramos. Jei prisiminsime laikotarpį po Antrojo pasaulinio karo, Jungtinės Amerikos valstijos atliko lemiamą vaidmenį atstatant Vakarų Europą, įgyvendinant Maršalo planą ir kitas programas. Manau, kad kažko panašaus reikės ir dabar, ir tai susiję ne tik su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, juk tai yra visų mūsų sąjungininkų, įskaitant mūsų partnerius Persijos įlankos šalyse, turinčias daug išteklių ir pinigų, interesai. Ir žinoma, mūsų Europos partnerių. Tai pirmas dalykas. Antra, reikės nepamiršti, kad pagalbos reikia ne tik Ukrainai. Vėlgi, suprantu, kad Ukrainos klausytojams tai gali nepatikti, bet yra ir kitų šalių, kurioms reikalinga parama. Pavyzdžiui, Sirija, kuri išgyveno siaubingą pilietinį karą ir dešimtmečius trukusią vienos šeimos diktatūrą. Sirijai būtinas vystimasis, jei norime ten matyti bent kokį nors stabilumą. Tikiuosi, kad Irano režimas pasieks pabaigą, o Irano tauta susigrąžins savo šalį. Tačiau ten dabar padaryta milžiniška žala ir tai pareikalaus milžiniškų pastangų. Reikės didelių investicijų ir daug atstatymo darbų. Šalių yra daug, pavyzdžiui Venesuela ir žinoma Ukraina. Todėl mums reikia mąstyti strategiškai. Čia, Jungtinėse Amerikos valstijose ir vakarų pasaulyje apskritai, reikia planuoti ne tik tai, kas įvyks iki vasaros ar tarpinių rinkimų, bet ir tai, ką darysime po 5 metų, kaip mes su visu tuo susidorosime, kaip mes ir mūsų partneriai, juk mums būtinai reikia veikti kartu su savo partneriais, kaip užtikrinsime klestėjimą. Tuo pačiu turime kelti tam tikras sąlygas tiems, kam padedame, kaip tai darėme po Antrojo pasaulinio karo. Mes padėjome atkurti Vokietiją, tačiau turėjome aiškių lūkesčių dėl jos valdymo formos. Mes atkūrėme Japoniją, tačiau su tam tikromis sąlygomis. Negalėjome leisti, kad būtų grįžta prie diktatūros ar militarizmo, kaip tai buvo praeityje. Grįžtant prie Ukrainos, ukrainiečiai turi suprasti vieną svarbų dalyką. Kaip amerikietis, labiausiai didžiuojuosi tuo, kad savo laiku padėjome įvairioms šalims atsistoti ant kojų, o vėliau visiškai perdavėme joms valdymą. Nežinau ne vienos kitos imperijos ar šalies, kuri būtų pasielgusi taip pat. Mes atkūrėme Vokietiją, o šiandien ji yra viena iš didžiausių mūsų ekonominių konkurentų. Savo laiku mes padėjome atkurti Japoniją. Kai buvau jaunesnis, 70-aisiais, Japonija buvo laikoma rimta ekonominė grėsme Jungtinėse Amerikos valstijose. Jie išstūmė mūsų automobilių pramonę, nes išmoko gaminti automobilius geriau, kokybiškiau ir pigiau. Bet juk būtent mes jiems padėjome to pasiekti. Mes sukūrėme viską, kas reikalinga,
o paskui perdavėme šią pramonę šaką japonams. Galiausiai tai buvo naudinga ir mums, ir jiems. Ukrainiečiams verta tai prisiminti, nes užsienio dalyvavimo ir kontrolės įmonėse klausimas visada vertinamas labai jautriai. Tačiau tai, ką dabar matau Ukrainoje, amerikiečiams svarbu suprasti, kad dauguma ukrainiečių, su kuriais bendrauju, o tai labai platus žmonių ratas, yra aukštą išsilavinimą turintys, novatoriški ir verslo požiūrių pažangų žmonės. Tai matome net dabar, mūšio lauke. Tai puikus ženklas, nes matau didžiulį potencialą ateities partnerystėj su Ukrainos įmonėmis. Kalbant apie Iraną ar Siriją, ten situacija bus šiek tiek kitokia. Beje, tai jau matome artimuosiuose rytuose. Mums reikės ukrainiečių pagalbos. Ir ne tik kuriant kovos su dronais sistemas, bet ir atkuriant ekonomiką. Žemės ūkyje. Paimkime net energetiką. Ukraina šioje srityje yra sukaupusi milžinišką patirtį. Grįžtant prie informacinio karo, suprantame, kad Rusija greičiausiai tęs savo sabotažinę veiklą, įskaitant ir informacinę sritį, net ir po ugnies nutraukimo. Kokios institucinės reformos, kontržvalgybos ir informacinio saugumo mechanizmai turėtų tapti prioritetiniais Ukrainai ir jos vakarų partneriams, siekiant apsaugoti Ukrainos visuomenę nuo būsimų hibridinių įsikišimų? Be abejo, žmonės dažnai klausia, kada baigsis karas Ukrainoje. Daugelis ukrainiečių atsakytų, kad jis tęsiasi jau kokius 400 metų. Galima visiškai tiksliai pasakyti, kad nuo 1991 metų Rusija veda šį asimetrinį karą aktyvių veiksmų erdvėje. Ir tai tęsis net po ugnies nutraukimo ar po tradicinių karo veiksmų, kuriuos matome dabar. Kaip tiksliai Ukrainai vykdyti reformas, patarimų duoti nesiruošiu. Pasakysiu tik tiek, kad mums, Jungtinėse valstijose, nereikėtų manyti, jog paleidus paskutinę raketą, mūsų misija bus baigta. Negalime pakartoti Afganistane padarytos klaidos. Kai sovietų kariai pasitraukė, mes tiesiog apsisukome ir pasiekėme jų pėdomis. Turime ir toliau dalyvauti. Vėlgi, investicijos, ekonominė gerovė. Juk visa ta dezinformacija praktiškai neturi jokio poveikio žmonėms, kurie yra laimingi ir patenkinti savo gyvenimu. Tai matau savo paties šalyje. Emocijų kulminacija pasiekiama tada, kai žmonės yra išgąsdinti. O ko jie paprastai bijo? Darbo praradimo, pinigų trūkumo, kad apmokėti sąskaitas, išlaikyti šeimą, ar ne taip? Bet jei žmogus jaučiasi saugus ir turtingas, jis yra kur kas mažiau jautrus baimiai. Todėl, ir beje, tai yra tai, ką stebėjau per visą savo karjerą daugelyje šalių, ekonominis vystimasis yra labai svarbus veiksnys. Kartais, siekiant užtikrinti šią plėtrą, būtina teikti pagalbą saugumo srityje, nes išorės jėgos, tiek valstybiniai, tiek nevalstybiniai veikėjai, bando destabilizuoti šalies ekonomiką, kad galėtų perimti valdžią. Todėl Jungtinės Amerikos valstijos turi išlaikyti savo įsitraukimą. Ir žinoma, verta prisiminti, iki 2022 metų vasario, iki visapusiško įsiveržimo, Rusija jau vykdė užsakytus nužudymus ir sabotažą Ukrainos teritorijoje. Vienintelis skirtumas tarp tada ir dabar yra tas, kad ukrainiečiai įrodė, jog gali atsakyti tuo pačiu ir tai daro labai veiksmingai. Ir rusai turėtų tai prisiminti. Todėl, kai bus paskelbtos paliaubos, jie galbūt nebesistengs taip skubėti surengti dar vieną žmogžudystę, sabotažą, kibernetinę ataką ar sprogimą. Ukrainos specialiosios tarnybos įrodė, kad ir jos tai moka daryti labai gerai. Žinome, kad Rusijoje įprasta gyventi pagal principą akis už akį, bet dabar už tokius veiksmus seka realios pasekmės. 2014-2015 metais jų galbūt nebuvo, bet dabar pasekmės bus itin rimtos. Ir galbūt abiejų pusių interesas yra pasiekti tokio pobūdžio atgrasimą, tarsi susitarimą. Tiesiog to nedarykime. Ir tada galbūt, kaip visada sakydavau savo draugams rusams, ir ne tik draugams, bet ir tiems, su kuriais kategoriškai nesutinku, štai pabandykite, galbūt tiesiog pamatyti Ukrainą kaip verslo ir plėtros partnerę. Nuo to laimės visi. Juk Ukraina tai Europos šalis. Tai tiltas į ją likusią Europą. Jūs negalėsite jų peršokti ir jūs jų niekada daugiau neokupuosite. Ukrainiečiai įrodė, kad neleis paversti savo šalies Rusijos priedu. Jokios mažosios Rusijos nėra. Tai Ukraina ir Ukrainos tauta bus ukrainiečių. Tai nereiškia, kad jie turi būti priešai. Jie tikrai gali būti puikūs partneriai.
Tai tiesa. Beje, pastebėjau, kad jau antrą kartą, kai užduodu panašų klausimą, jūs grįžtate prie ekonomikos ir klestėjimo temos. Ir aš su jumis visiškai sutinku. Ačiū, kad atkreipiate į tai dėmesį. Aš visiškai sutinku, kad ekonomiškai stiprios šalies neįmanoma nugalėti. Jos neįmanoma okupuoti. Kai žmonės yra patenkinti ir laimingi, su tokia šalimi labai sunku kariauti. Turiu omenyje ekonomiškai stiprią šalį. Todėl iš visos širdies to linkiu Ukrainai. Ir ačiū už jūsų mintis bei palyginimą su situacija Afganistane. Būtų labai svarbu, kad Amerika ir po ugnies nutraukimo liktų įsitraukusi į procesus. Esu labai dėkinga už mūsų pokalbį. Jis tikrai padeda giliau suprasti informacinio karo esmę. Ačiū, kad pasidalinote tuo su mūsų auditorija. Ir prieš baigiant, leiskite užduoti paskutinį klausimą. Ką patartumėte paprastiems žmonėms? Kaip netapti kieno nors informacinių operacijų įrankiu? Kokius paprastus žingsnius gali žengti kiekvienas? Na, pirmiausia, mokykitės, švieskitės. Gilinkitės į dezinformacijos istoriją. Šiuo metu šią temą yra daug puikios literatūros, daug gerų knygų. Jei neturite laiko skaityti, žiūrėkite vaizdo įrašus YouTube, klausykite sporto salėje ar keliaudami kur nors. Tai pirmas dalykas. Antra, išmokykite save giliai įkvėpti, kai pamatote kokią nors sensacingą naujieną. Pasakykite savo, gerai, leisk man tai patikrinti. Šiandien tai nėra taip sunku. Internete gausu informacijos. Jei yra informacija, ieškokite priešingos informacijos. Tiesiog atlikite nedidelį tyrimą. Nesileiskite iš karto į emocijas. Supraskite, socialinių tinklų algoritmai specialiai sukonfigūruoti taip, kad sukeltų būtent emocinę reakciją. Jums reikia tam pasipriešinti. Jūs patys turite tapti pagrindiniu filtru, apsaugančiu jūs nuo dezinformacijos. Ir paskutinis dalykas. Prisiminkite, kad jei ko nors nežinote, o informacija sukelia jums emocijas, jūsų reakcija turėtų būti noras užpildyti tą žinių spragą. Jei menkai išmanote Ukrainos istoriją, deja, žinote, kodėl taip didžiavausi savo studentais? Mes aptarinėjame vieną Ukrainos istorijos veikėją ir jie ėmė užduoti daugybę klausimų. Aš jų paklausiau, kiek gerai žinote istoriją? Jie atsakė, nelabai. O į kitą užsiėmimą jie atėjo ir pasakė, norime sukurti kursą apie Ukrainos istoriją. Matome, kad mūsų žiniose yra spraga ir norime ją užpildyti. Tai yra teisingas požiūris. Jei išmoksime taip elgtis, manau gyvensime daug geresnėje visuomenėje nei dabar. Nes dabar žmonių galvose yra daug spragų ir kai ant jų išliejama daug informacijos, tai sukelia emocinius protrukius, kurie ir skiria, polarizuoja žmonės. Ir mums verta prisiminti, dabar kalbėsiu apie Jungtines valstijas. Tiesiog paklauskite savęs, kam naudinga mūsų susiskaldymas? Kas nori, kad jūs nekęstumėte vieni kitų? Kas nori, kad demokratai nekęstų respublikonų? Kad afroamerikiečiai būtų priešiški baltaodžiams, o azijiečiai lotynų amerikiečiams? Principas skaldyk ir valdyk, matome, kaip tai veikia praktikoje. Ar mums to reikia? Ne, mums to nereikia. Taigi turime laikytis drausmės ir skirti laiko patikrinti, ar tai tikrai įvyko. Ar tikrai ši bendruomenė, ar šis pastorius, ar imamas pasakė būtent tai? Mes žinome, kad 2016 metų rinkimų metu rusai platino dezinformaciją įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų religinėse bendruomenėse, siekdami jas nuteikti vieną prieš kitą. Kodėl? Kad susilpnintų visuomenę, kad valstybė pradėtų griūti iš vidaus. Ir tada jie galėtų primesti savo įtaką. Beje, visiems amerikiečiams, kurie dabar klausosi, jie nori atimti tai, kas jums priklauso. Ir jie tai padarys nepaleidę nė vieno šūvio, jei jūs nesilaikysite drausmės. Galite kiek norite eiti į šaudyklą ir treniruotis šaudyti. Beje, aš pats tai mėgstu, čia nėra nieko blogo, bet skirkite laiko skaitymui. Nes efektyviausia kulka ir geriausia savigyna – tai jūsų gebėjimas mąstyti. Tie, kurie prieš mus tikisi, kad mes nenorėsime mąstyti. Visiškai teisingai. Labai ačiū, kad pasidalinote savo žiniomis ir patirtimi. Mano nuomonė, tai puiki pokalbio pabaiga ir labai vertingas patarimas kiekvienam, bet kurioje šalyje, o ypač Amerikoje.
Labai svarbu mąstyti savarankiškai. Aš nuoširdžiai tikiu, kad Jungtinės valstijos tai tikrai laisvųjų šalis. Ir tai yra ta šalis, kuri gali padėti klestėti visam pasauliui. Todėl mums reikia saugoti savo laisvės čia ir neleisti susiskaldyti visuomeniai, nes mes puikiai suprantame, kam tai naudinga. Dar kartą ačiū už skirtą laiką. Ačiū Jums. Ačiū Jums.